Rugpjūčio 18 dieną OPTV televizija, alternatyvi YouTube'inė televizija, Rūta Janutienė ir Naglis Puteikis ištransliavo labai tokią prieštaringą informaciją apie opoziciją. Praktiškai apie visus opozicijos narius arba taip save prisistatančius opoziciją, kuri nėra tokia labai jau gausi ir mažai dalyvauja rinkimuose ir nelabai sėkmingai galbūt dalyvauja rinkimuose. Sulygino visus į vieną liniuotę, ir palietė taip pat ir Lietuvos liaudies partiją. Na, tai man atrodo, kad čia tokia iš tikrųjų kompanija renkasi, bet aš netmešiu galimybės, kad liaudies partija dar bus naudojama rinkimuose. O kas yra šita visa, nes tu tą žvėryną esi išsinagrinėjęs, ten visokias Nendrės Černiauskienės ir visokie kitokie žmonės, kurie Tai faktiškoji vadovė yra Nendrė Černiauskienė. Ten pirmininkas, tai Tauras Jekelaitis, tai jis yra, man atrodo, kaip pavaduotojas. Bent tai psichologiškai atrodo. Galbūt aš klystu. Ne visigi gali būti drąsūs ir Bet tai apie ką yra šitie visi tokie grupelės tos? Na, šitą partiją irgi naudoja lietuviškus ornamentus, baltų simbolius, žirgus, piliakalnius, žemai, kaip čia, moka tarmiškai daug kas kalbėti, rengiasi lininiais rūbais, dainuoja, gieda himną, bet tiesa su klaidom, jeigu atsimenam tokį antrąjį Šeimų sąjūdžio mitingą prie Seimo. Pasiskambinau keliems žmonėms, apie kuriuos kalbėjo tiek Rūta Janutienė, tiek Naglis Puteikis, ir jie taip pat labai yra sukrėsti šitos pateiktos informacijos, tokios nedekvačiai piktos ir savo naratyvų ir savo retoriką labai panašios į LRT retoriką, tokią pjudančią, skaldančią ir labai piktą. Asmenys patvirtino, kad jie nebuvo pakviesti į OPTV, kad būtų jiems užduoti klausimai susiję būtent su tais kaltinamais metamais Janutienės ir Naglio Puteikio, kuris yra Tautos ir teisingumo sąrašo partijos pirmininko Gražulio pavaduotojas. Ir iš tiesų iš tos laidos nėra aišku, ar tai Tautos ir teisingumo sąjunga kaip partija ėjusi į rinkimus 20 metais pateikė tokią poziciją, ar tai Naglis Puteikis pateikė tokią poziciją apie visą opoziciją, kurią reikėtų suvienyti į vieną kumštį tam, kad laimėti rinkimus. Nes tiek 16 metų Seimo rinkimai, tiek 20 metų rinkimai parodė, kad jeigu visos opozicinės partijos eitų vienu sąrašu, jos perkoptų ir 11% ir nusineštų daugumą. Seime turėtų galimybę tartis, sudaryti koalicijas ir panašiai. Tačiau ir 16 metais, ir 20 metais ta pati taktika – skaldyti įvairiais šmeižtais, kalbant apie žmonės kaip apie asmenis, bet ne apie jų atliktus arba neatliktus darbus arba blogai atliekamus darbus. Taurai, jūs kaip partijos pirmininkas, kuris buvote paminėtas šioje laidoje, Rūtos Janutienės, kaip žvėrinčiaus atstovas ir kaip Lietuvos liaudies partijos pirmininkas, kuris esate tariamai pagal Naglį Puteikį veikiantis Rusijos naudai. Kaip jūs reagavote pamatęs? Aišku, turbūt jau po savaitės kitos, ne iš karto, nes nežiūrint to, kad OPTV turi apie 60 000 sekėjų, šią laidą peržiūrėjo tik 18 000, tai apie 20% tik tai peržiūrėjo sekėjų, nes laida ilga ir labai neskani. Jūsų reakcija kokia buvo, pamačius tai, kas buvo pasakyta apie partiją? Na, žinot, Nendrė ir visi, kas girdė šį reportažą, ką dabar kalbame, aš šiaip labai nusivylęs. Per tuos 33 metus po nepriklausomybės tauta, visuomenė, piliečiai buvo įvairiai vadinami, pradedant nuo Šunaujos, nuo Runkelių, paskui atsirado vatnikai. Ir tai darė būtent sisteminę, ne? Antivakseriai. Jo, ir tai darė mūsų valdžios žmonės. Vienaip ar kitaip, vieni ten imitavo, kad valdžioje opozicijoje,
kiti vadino būdami pozicijoje šiais terminais mus. Gaila, kad šitas leksikonas ir šitas požiūris į žmogų, į visuomenę, į savo piliečius, tautą, yra taip dergiamasi, taip niekinami žmonės. Ir persidavė ir tariamai opozicijai. Jo, ir tariama pozicijai taip. Šiuo atveju Tautos ir Teisingumo sąjungos pirmininko pavaduotojas Naglis Puteikis, beje 2020 metais jis pats ieškojo kontaktų, kaip vienytis einant į rinkimus. Aš ir tada žiūrėjau labai atsargiai, iš tikrųjų buvo tas susitikimas Kaune. Mums tikrai nepavyko susijungti, susivienyti, nes tiesiog ir tada jaučiau širdimi ir išmintimi ir tai, stebėdamas, ką daro, kokie darbai vykdomi iš mūsų valdžios ir tų vadinamų opozicionierių kokie darbai. Ir tada aš nelabai tikėjau Nagliu. Matot, praėjo 3 metai ir žmogus atsiskleidė, išeina į privačią televiziją ir opozicijos žmonės vadina prorusiškais, pasakoja, kad jie vaikšto tautiniais rūbais, giesmės su klaidom gieda. Kam to patyčia? Dėl ko jis taip daro? Klausimas. Ar jis tiesiog nori save sureikšminti ir save kaip pakylėti? Atkreipti save dėmesį. Atkreipti dėmesį. Sulaukti reakcijos ir tada papildomos reklamos. Bet žinote, ar tai pokalbis, ar tai diskusija, ar tai bendravimas su ta opozicija, kur ir taip menka yra, kur ir net Justino Marcinkevičiaus žodžiai po nepriklausomybės per sąjūdį buvo pasakyta vienybė mūsų išlikimo sąlyga. Tai šitie visi apsiskelbę opozicionieriais, būdami valdžioje daug metų, jie tik šitų elgesių dar kartą patvirtino, kad peržengia ribas ir jais pasitikėti negalima. Todėl susipažinęs su jų šių metų 23 rugpjūčio 18 dienos paviešinta informacija OPTV YouTube kanale, kur nurodomi teiginiai, kad Lietuvos liaudies partija, kaip ir visa kita opozicija, yra žvėrinčiai bei bendradarbiauja su Rusija. Turime priminti, kad jūsų teiginiai tiesiogiai atspindi sisteminės žiniasklaidos, tokios kaip nacionalinio transliuotojo LRT retorika. Pateikiama tik retorinė nuomonė, netitinkanti tikrovės. Vertindamas nuo 20 metų Puteikio ir Rūtos Grinevičiūtės Janutienės kartkartėmis išsakomus teiginius apie Lietuvos liaudies partijos bendradarbiavimą su Rusija, bei šių metų rugpjūčio 18 dieną atnaujintą retoriką šiuo klausimą, turime viešai pareikalauti. Patvirtinti, kad išsakomi Naglio Puteikio teiginiai OPTV atitinka visos Tautos ir Teisingumo sąjungos poziciją. Arba paneigti šias aplinkybės tokia pačia apimtimi tuo pačiu kanalu. Antra, patvirtinti, kad OPTV nėra finansuojama Tautos ir Teisingumo sąjungos, kitų politinių ar sisteminių partijų, karinės pramonės ar užsienio įmonių pinigais per privačius asmenis. Trečia, prašome paviešinti OPTV finansavimo šaltinius. Tai su tokiu kreipimusi tu... Su šiuo kreipimusi mes kreipiamės į Tautos ir Teisingumo sąjungą bei į OPTV televiziją, į Rūtą Janutienę. Manau, turėtų... Arba Gražulis turėtų atsiriboti nuo Naglio Puteikio, arba Naglis Puteikis turėtų atsiprašyti. Turbūt trečio varianto gal ir nėra? Žinote... Ar yra? Trečias variantas gali būti visiškai kapų tyla. Nes jeigu žmonės kalba ir tokiais teiginiais operuoja ir viešai apkalba net nepabendravę su opozicijos lyderiais, su manim nėra nė karto bendravusi Rūta Janutienė ir Naglis Puteikis taip pat nėra kalbėję su manimis, kokie mano planai, kokie tikslai, partijos kokie tikslai, kokia ideologija. Na ir taip dergtis, manau, žmonės, aiškiai
ar sąmoningai ar nesąmoningai, bet tiesiog išsakė, kas per asmenybės, ko jie verti. Tai iš tiesų įdomu, kai yra nukreipiama į asmenį, bet ne į darbus. Ir pabaigai man klausimas pačiam yra. Opozicija kels vieną kandidatą į LRT generalinius direktorius ir tai bus signataras Zigmas Vaišvila. Ar pritarsite kaip partijos pirmininkas šiai kandidatūrai? Manau, kad būtina pritarti, matant, kas čia vyksta, kokie žaidimai užkulisiniai ir kaip tie vyksta visi tokie tiesiogiai, drabstymaisi, dergimaisi. Žinant Zigmą Vaišvilą, signatarą, žinant, ką jis daro per paskutiniuosius 5 bent jau metų, tai didžiuliai darbai yra padaryti ir įskaitant paviešintus ir dokumentų po nepriklausomybės dingimą, nepriklausomybės paskelbimo dokumentai, dingimas iš Seimo, kreipimaisi ir daugelis kitų darbų. Tai manyčiau, kad ir kvieščiau, kad reikėtų palaikyti signatarą Zigmą Vaišvilą į LRT generalinio direktoriaus pareigas. Gerbiamas Tautos ir Teisingumo sąjungos pirmininkė Petrai Gražulė. Nepriklausomai nuo to, kokią nuomonę turi Naglis Puteikis, klausimas jums, ar jūs pritarsite bendrai keliamai kandidatūrai nuo opozicijos signataro Zigmo Vaišvilos? Tikimės iš jūsų atsakymo ir kad ankstesni jūsų pavaduotojo veiksmai nėra kraštutinė raudona linija, kuri jau nebeperžengima.